Labas vakaras, vakarinukas. Formatas toksai. Kudirkos. Kudirkoje Fedrovas kai dešrelė gydosi savo kažkokiais pavojingais gydymais, kurių mes nepripažįstame ir ginamės teisėmis, savo teisę, prigimtinės teisės, žmogaus teisės ir nusikaltimus žmogiškumui svarbiausiai. Jeigu tavo daktaras ateina ir skiria gydymą tavo sveikatai pavojinga, tai ką tu apie jį turi galvoti? Nieko. Ane, kaip sako, gerai arba nieko. Tai nieko. Nieko. Plovas. Toksai formatas, plovukas. Nu ir bandysim čia kažką daryti su juo. Morkų privarydam jas gabalais. Maruts mano paukštėje labiau valgyti negu aš. Nu, bet kažkaip reikės taisyti, skrandžiui nepasakysi. Ai, tu čia supranti, kokį šūdą čia malė, ne? Gerai arba nieko. Jau nesakysi skrandžiui nieko, ne? Tas gerai arba nieko, kai skrandis jėst prašo maisto, ne? Kava tavo žandai, tavo skūra, ne? Voda išlikto, ne? Reik valgyti, ne? O į smegenis kokį maistą įdėsi? Kokį smegenis maistą įdėsi? Informacija, ne? Ar farmacija. Tabletę susikišę ir savį numarinsi, kokią nors tai šundaktarę tenais ideologijom paskirtais sveikatai tavo pavojingais gydymais, blega. Nu, tai tokius debilus reikia. Aš nežinau, kur dėti. Ištremti jos nago. Ištremti paprasčiausiai. Nu ir tegu teisė ten rūpinas tą teisę. Nu, mes tai visuomenę rodom ir šviečiam, kaip mums pavojingi yra gydymai. Kažkie visuomeniai pavojingi gydymai. Nu. Tai kur sveikatos apsauga? Ką žiūrite sveikatos apsauga? Telebimbam? O ką žiūrite? Ruso fašistus, ne? Nu tai huilo, nu gerai, davai. Nu, vakarienė kokia puikiai. Nu, ką darysi, supranti? Ne vispročių, supranti, pasiekmes, ne? Pasiekmes. Taigi, priverstinai šiubrinas čia atsitempė mumis. Kažką įrodyti. Ką tu čia įrodysi, jeigu debilas esi? Tai ir rodom, kad debilizmas. Tai va, praeitą kartą dar užsisakėm tokius mišrainės. Supranti, kad badu nenumirti. Ir pasidarėm dar kopūstėlių tokių. Va. Tai prisikasim, supranti. Nu. Yra viskas čia jau atšalė, supranti, jau kelias valandas praėjo. Na, tai ką darysi čia su vargšais. Nu, su vargšais. Jėzau. Na. Kažką reik mislyti, ne, mąstyti. Так, и пора партака.
Nu, tai va, taip supranti. O ką daryti, kažkaip gyventi reikia, ne? Kažką valgyti. Nu, tai valgai miliarinės kažkokias maliarijas. Bet kaip smerdi? Nahui smerdi taip. Ir pastoviai kiekvieną kartą smerdi, kur va tas maistas kažkaip. Kažkokį specifinį tokią smarvę turi. Neriukai, Alytaus merė. Pasakyk visuomeniai, kad biški prasivalytų tenai tą smardalinį, kad tas maistas biški labiau kvepėtų. Kokį prieskonį dėtų, pipirą, dar kokį laurą. Kad nesmirdėtų, taip neriukai. Daryk išvadas, nes labai smirdi. Nu, smirdit. Jėzau. Net Žemkalnis sako, jūs pauostykit koks kvapas. Ir tada suprasit. Tada sako vargšė, o tai koks kvapas. Sako Žemkalnis, turi labai svarbę įtaką kvapas, labai svarbu prideda dedamąją. Kurio negaliu. Nu, tai aš irgi noriu pridėti, kad neriukai, tu daryk išvadas. Kaip atrodai baisiai, važiavai ten į Londoną, pasidarai pazorą. Daugiau nieko, ką ten gali pasidaryti. Daugiau nieko. Man bendražygis, senas bendražygis atsiuntė, sako, žiūrėk, neriuk. Nežinau, kam tu man čia įsiuntė, nagui man čia. Į tokį veidą žiūrėt baisu. A gal narkomanija, kas ten? Ahujoj. Kažką tam Alytui kurvas tais veidais jų nelabai suprasi. Ai, jie gydosi juk tiksliai. Jie gydosi farmacija. Nu ką darysi, gydysi, sėkmės jums. Svarbu pasveiktumėt. Kažko reik trūks, nu ką čia galiu valgyti, blėt. Ką? Batulevičienė. A kaip jinai? Venckevičienė. Taigi diorginana. Jūsų tie bairiai. Jūsų tie įsidirbinėjimai. Jūsų tie įsidirbinėjimai visuomeniai pavojingi. Ar jum ne? Ar jum nepavojingi? Jum gerai? Man tai pavojingi per daug. Maručiumis senas. Susemčiu. Da. Nu, kai turi tą savo užkandas, da kažką, da gali. Da gali kažką įsiverti, žinai. O taigi numarins badu jau. Nudviesi. Ateis kokia pusdurniai sakys, tavo kraujas nusilba, reikia gydyti.
chemoterapija, kad ne visur ten. Čia pilna tokių. Pilna. Dabar šiais laikais apstu. Apstu per 30-metį suauga, tai ne vis pročių tie vaikai visi subrandė. Tai išnagė kurva vėjusų. Nei jie juodą, nei jie baltą matė, supranti, nei jie gyvenimą matė. Atein kokie šiukšlė, žinai, tau aiškin, kaip tu turi gyventi, supranti. Kokio lakūdra ten nieko nemačiau, žinai, su Mickey Mouse'ais visą gyvenimą pražaidus, tai protiškai atsilikus. Aiškin, kaip tu turi gyventi, kaip tu sergi, kaip tu visuomeniai pavojingas. Tai tokias grėsmės, tai ištrems ant greičiau laiką. Nu, su tokiais bairiais. Prisioperuoti. Na, įrodinėti savo tiesų teisų, kaip Batulevičienė, kaip jinai ten buvo, Inskevičienė. Turi gintis nuo tokių pasiūlys, juksą visokai. Tyčiuojasi iš tavęs. Ką darysi, jeigu žmogus serga, ką darysi? Turi jam aiškinti, turi kalti galvą, kaltinai kalti galvą. Ta farmacija pramušti, tas tabletės, tas durnystės jūdus, smardalus. Atneš kokią pakišą, supranti. Ten užrašytą ant lapą pakišą atneš, o sakys skaityk. Ten surašyta, tu net nesijauti taip kaip ligonis, kad būtų. Ten surašyta visuomenė, maliarija, hujerija, raba, tuberkuliozė, visokių kurva, maliarijų prieš. O tu net nesijauti. Tai jauties kaip operacijas, dokuliai matau. Plaučiai vis sureagavo. Ant šono gulėjimą tą prieš tai kiek prirūkęs prie viską. Ir kai numetęs rūkimus įpročius, atsirado pasiekmė. Ai, čia bus visuomeniai pavojingi, mes dar pasinaudosim, dar ligonę susikursim. Kūrėjai, paslaugų kūrėjai. Eik tu savo, paslaugų kūrėjai, debilai, tokius vadinu debilais, žmonių naikintojais, daugiau nieką. Normaliai žmonėm tokių nepavadinsi, visuomenės naikintojais ir parazitais. Parazitais daugiau nieko. Tu gali gerą žodį pasakyti. Gerą nepasakysi jau. Gali gerą žodį pasakyti, kad paslaugas tai gerai suteikia, ne viską. Gerai suteikia paslaugas, ne. O čia o teisė, ne. Teisė. Mes ignoruosim paslaugų kokybę savo teisę. Mes įrodysim savo teisę,
kad mes teikiam paslaugas gerai. Žmonės miršta, bet mes gerai. Nu gerai, tai gerai. Gerai, tai jeigu jums gerai, tai jums gerai. Tai nereiškia, kad visiems gerai. Tai ne visiems gerai. Nu, jeigu jums gerai, tai gerai būkit. Bet manęs tai nedomina, aš nedalyvauju tame. Aš nebendradarbiauju. Aš nebendradarbiauju. Jeigu jūs dar bendradarbiaukit, jei jūs norite. Jei jūs norite, brani. Jei jūs norit, galite visuomenį įrodinėti. Čia jūsų reikalas, kaip jūs elgėtės. Aš turiu savo teisės, aš turiu savo visuomenę. Savo visuomenę turiu. Mano visuomenė širdyje. Aš nešioju širdyje savo visuomenę, o ne kažkur, kur jūpsas ten, toks mėšlas. Ir va, tokie jums atsakymai, jūsų tyrimus. Kad manęs nedomina jie. Prisimąstę vėjų. Mąstykit, sėkmėn. Sėkmėn. Ar ne? Aš jau visą gyvenimą turėjau daug įtarimų apie tus gydymus šiandien. Daug įtarimų turėjau. Ar viskas pasitvirtino? Kur to nepasitvirtins? Svarbu farmacijai prakišti savo tus mėšlą, ne? Nu tai jūs kiškite. Jūs savo kiškite. Nu, tai saugiškite. Ko čia lenta prie mūsų? Mes turim savo teisę. Debilų teisės mūsų nedomina.
Debilų teisės nedomina. Ten nėra teisės. Ten debilai. Ir tuom viskas baigėsi. Nėra jokios teisės. Jeigu tu žaizdą prikiši į sąnarį, ten šiukšlių, kad negytų, ir žmogų aiškini, čia negyja, nes tu užsikrėtęs tuberkuliozę. Ir čia jūsų teisė? Tai jūs debilai. Debilai, kurios reikėtų priverstinai. Ir tikiuosi kažkas imsis ir taip padarys. Nes tokie debilai ir grėsmė visuomeniai tiesiogiai. Tiesiai šviesiai. Jeigu kažkam kitaip atrodo, nu tai gerai. Sėkmės tada. Ką gali? Gerai arba nieko, ne? Gerai arba nieko. Tai ir kalbam, kad gerai. Labai gerai, labai gerai. Labai gerai. Tai va taip visuomenės nariai investuokit savo laiką, supranti, į žemės, į Fiodorovą pamokslus. Į Fiodorovą pamokslus. Nu ir nuo to gulėjimo, kaip kažkuriam supranti, balsas. Ne, supranti, to lygiai, vienodai supranti. Atsikrenkšti. Ir aiškink, šundakteris aiškink. Ne, čia maliarija tau. Tai šundakteris, jis numirs šundakterį. Jo tokia lemtis jo tokia. Supranti. Paradoksas. Visuomeniai pavojingi. Ane, kuris sako savo nuomonę, dar kažką. Visuomeniai pavojingi. Nu tai, kurgi ne, kaip prisišėkiu šūdo. Ir žmonės žudai, ne. Nu kurgi ne, kur tu ne. Kur jums nebus visuomeniai pavojingi debilam. Kur nebus, kurgi ne. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija imsis reikalų ir darys tai, ką reikia daryti, o neįsipisinės ir nedūrins su savo teise, nes mumis užkniso juodai. Ir mes netoleruosim jūsų šitų europinių teisių idiotiškų, kurias parodijuoja šitie visi Alytaus apylinkės teismas. Ir jūs ir tvarkykitės su universitetais. Pasidarykite išvadas, kad nebūtų grėsmė visuomeniai. Kad nereikėtų kaip turniukam aiškinti, ką reikia daryti. Ir nusišnekėti, ir debilystės kažkokias. Įrodinėti kažkokiais meningitiniais, specifiniais dariniais, sakiniais, kalbėjimais, debilystėm. Pateisinti debilystės, savo šiukšles žaizdos, adagokius atgėjus. Narkomanijus.
narkomaninas, jėzau, kuris be jų negali gyventi. Svarbu produktą gerą užveš. Užveš strazdausiam produktą. Galėsit alpti. O mes saugojam sveikatą. Mes saugojam sveikatą natūraliai. Ir natūraliai saugom sveikatą nuo visų infekcijų ir virusų. Natūraliai. Be jų mėšlo pašalino kažkokio. Sveikatai pavojingo. Business, хуизnis. Baisiausia, tik kai nueini paslaugos gauti ir sėdu už to stalo debilas koksai. Šundaktis debilas, matos ant kaktos parašyta. Ir blecha, zibribus su išnekyti. Ir jis nahui susukinėja, nahui tave gydė. Nu tai šiaušlės esat šundakteriai. Tokius vadinu šundakteriai. Tiesiogiai. Su jūsų Europos teise. Europos teise. Pavojus visuomeniai. Pavojus visuomeniai. Tai iš to šundakterio tai paskirtą neteisingą gydymą turiu pripažinti kaip teisingu. Kaip teisingo, ne? Tai visuomenė debilais tokiais laiko, tokie šiukšlėm, ne? Atmatom. Tai vat šiukšlės ir esą tokius atmatas. Tiesiog šlykštų. Kaip jaunė grybą visuomenė, jaunė grybą, nežiūrinau. Padredam varai. Svarbu, ruso fašistai va yra leido čia varyti. Ruso važiuoja.
Neleido varyti rusų fašistų. Naikins visuomenę, generau. Mes tai neleisim naikinti. Niekada visuomenė nebus. Kiekvieną šiukšlę rodysim atmatą visuomenės grėsmę tiesioginę. Ir saugosimės tokių grėsmių. Tiesiog saugosimės. Labiausiai reikia saugotis grėsmių, kurie naikina šeimą, vaikus. Pagrindai vaikus naikina. Ką daro vaikuose, sieja šitas traumas visokias. Ką daugiau gali tam daryti vaikuose. Pritraumuoti ir naudotis paskui, jau saugusių durnių, mane kokį durniuką saugęs, durniukas, gali naudotis, nuo kur tu nesinaudosi. Biznis. Kursų jūsų to švietimo kursų. Kur jūsų tas švietimas, Jėzuvė? Nėra jokio švietimo nei kalbos. Apie jokio švietimo nei kalbos nėra. Švietimas, kai tave mokina, kai tu gyvenime moki vadovautis, kai tu esi sėkmingas gyvenime, o ne kai eini ten tave, kur įkalink, koks teismas izoliuoja, dar išsipisinėt pradeda. Tai čia nusikaltėliai, teroristai. Terorizuojantis žmonės, žudikai. Tiesiog ir viskas. Tuom ir pasakyta, nėra čia apie ką kalbėti ir vyniuoti vatą. Vatas. Ar ne? Tai Fiodorovas sakydavo, pamokslai geriausi. Tu nevyniuoji vatas. Šiukšlių žaizdas nevyniuoji vatas. Nors tai negerai. Nors tai gerai. Tai va, prasproga tas laiks. Vakarienė baigės, ne? Balius baigės. Jėzau. Pasakykite ačiū. Ačiū sakykite, kad čia Fiodorovai dalyvauja mūsų dalyvėse. Ačiū pasakykite, ačiū. Ir žalos atlyginimą visą susižiūrėtumėte. Žalos atlyginimą už sveikatai pavojingus gydymus. Ir daugiau niekam mes nepripažįstam. Atsirado, matai. Tai va taip supranti, tai va taip. O ką čia vaidinsi, supranti, nėra čia ką vaidinti. Žinai. Nėra ką, jau prisivaidino, jau tiek tai prisivaidino su savo tais nukrypimais, tai
kai iškrypėliai, supranti, reikia čia, žinai, reikia va čia problema, va čia žlauni. Jie krypsta. Į plaučius, į smegenis krypsta, da, kur. Iškrypėliai kažkokie, na. Iškrypėliai. O ką tu iškrypėliai, jie gali kokios naudos rasti visuomeniai, da, gal. Nerasi ten, tai tragedija, problemas. Ten daugiau problemų negu, supranti, naudos kokios ten, kur gali gauti. Pasitikėti žmogum, supranti. Kada vis nepavestus tavo santaupų dago. Nu, kai jie bando įrodyti savo teisę, prisišykėlį gausų teisę. Mes teisiškai įrodysim, kad ne, kitaip yra. Kitaip yra. Baisu. Baisu, jau darosi alergija nuo tokių. Nuo tokių nusikaltimų žmogiškumų. Alergija. Tai va, tai neklaidinkite visuomenės, rodysim visuomeniai tikrasias grėsmės, kokie gydymai gali būti pavojingi, sveikatai žalingi, kurių atsisakai, kai atsisakaisi pavojingas visuomeniai, jau kai nebėra kur dingti, kur tu nebūsi pavojingas visuomeniai, kai nebėra kur dingti, ne, ką tu įrodysi visuomeniai, tai roda. Jau žmogui, jau tai priešikė, supranti, jau tur žalą atlyginti, tai dar roda, ne, tai jisai grėsmė ir jums daim. Kurva, da tokių artistų nesmė. Bet ką darysi? Visokių reikia, ne, yra visokių ir reikia juos įvardinti, kaip jie yra iš tikrųjų. O ką jau nekalto žmogaus jau nekaltinsi, jeigu nekalto žmogus esi, ką tu kaltinsi nekalto žmogus. Jeigu galėjimą pasodins ir uždarysiu. Nu, atiminėsiu jūsų tas licenzijas ir pasibaigsiu su tie bairiai. Pasibaigs. Tai va taip, supranti, būkite atsakingi už save kiekvienas. Kiekvienas būkite atsakingi. Svarbiausia, būkite atsakingi už save. Ir nepasitikėkit. Nes taupykit savo dėmesį, supranti. Dėmesį taupykit savo, supranti. Mažiau žiūrėkit ten tus influencerius darbus, supranti. Užsikrėsit smegenis, būsit durniukai. Pakliūsit kur nors gydytis dar kur, tai nužudysiu, nes nahuitis. Tiesiog būsit lengvas grobis. Kai grobuonis ateisiu, sugrobonins į kapines, paleis į duobę, supranti, anksčiau laiką. Ir viskas. Juk tam skirta čia ta politika tokia, juk tokia politika tam skirta. Nu, kad prasukt laiką, prasukt materiją. Jeigu tu materijas nesuksi, nedalyvausi tame, nu tai ateis kiti dalyvauja. Turi gintis, turi rodyti visuomeniai, kas, kur, kaip, supranti. Turi gelbėti visuomenę. Gelbėdamas pats turi gelbėti ir visuomenę, supranti, rūpintis. Rodyti, aiškinti idėjas, kokias idėjas, principai, kai veikia, supranti, priežasties, pasiekmės, dėsnis, ne, svarbiausia, kaip veikia. Kaip veikia priežasties, pasiekmės, dėsnis, net paprasčiausiai nedaryk to, kad nenorėtum su tavimi elgtųsi. Jeigu tu su kitu
elgsies taip, kaip nenorėtum, kad, nu tai ką tu nori, gausi per snagi barčiai, biriesi viskas, nu ką tu eisi, tiesos ieškosi, pats apsidebilinęs, jau prisidirbęs lygausų jau. Ką tu teisę savo rodysi, teisę debilišką kokią. Nu tai tu debilas esi ligonis. Paims žolių, izoliuos, įkalins, jei neliks tavęs. Į duobę įleis. Ir tokia politika ir pasibaigs. Ir viskas. Ir tokia fiziologija iš tavęs bus. Jeigu tu neskirsi dėmesį, nežiūrėsi, kas visuomenė rūpinasi, dar kažką supranti, kažkokias idėjas reiškiasi, tai tu jau esi biškiuką jau pažengęs, jau tiek jau esi pažengęs čia. Jeigu tu žiūri Fiodorovo pamokslus, daliniesi, supranti, kažką jau pats už visuomenę bandai atsakyti, jau matai, tas dalyvauja už visuomenę, dar kažką ir tu dalinies. Tai tu jau esi biškiuką pažengęs daugiau. Ir investuoji savo dėmesį, investuoji ir augi protiškai supranti, kas yra svarbiau negu už fiziologiją. Protiškumas svarbiau. Jeigu tu neturėsi smegenų, neturėsi ir organizmo, tu jį numarinsi nahui. Sugiesi, su chemijom, dagokiam, kurva nutručinsi ir nudvėsi, leisančiau į duobę į laiką. Ir viskas. Tai taip, pasidarykit išvadas ir būkit sveiki, laimingi, žvalūs, rūpinkitės, apmąstykite, apie ką kalbu, ir dalinkitės, svarbiausia dalinkitės, ir šnekėkit tarpusavy, komunikuokit, suprantate, kaip Fiodorovo pamokslai dar kažką rodo, žinai, ir dalinkitės. Eikit, pasidalinkit, užsiprenumeruokit kanalą, žinai, ir žiūrėkit. Pasijungit, supranti, pasijungit, pasidėkit ir ką nors darykit, supranti, Taip, ir darykit, Ir jūs jau kiek būsit į savį savo protą investavę. Vien investavę į tai, kad sutaupėt dėmesį savo, sutaupėt dėmesį sugėrėt į save. Informacija, kas yra ryšys, ko tu nematai, ne? Kas tavo smegenys yra ryšys. Kam tau tos ausys duodas? Kad ryšininkai su ryšiais susirištum biškiuką. Tai išgirstum Fiodorovo pamokslus. Kad biškai tau ryšys pramuštų tą durną, žinai. Makaulį juokauja, žinai. Tai taip suprantu. Dėkui, kad žiūrėjote. Tom baigsis.